Zigmas Vaišvila nurodo, kad ir tarptautinės institucijos euro įvedimo klausimų nėra vieningos. Pasak jo, Lietuvos valdžiai žinoma Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko rekomendacija neskubėti. Tai mūsų valdžios ar tai nekompetencija, nesvarbu, ar tai neryžtas, tiesiog pritrūksta kvapo ir ryžto imtis teisingų reformų, kurias beje ne Zigmas rekomenduoja, o Europos vystymo ir rekonstrukcijos bankas. Tai apie šitas rekomendacijas ir nuostatas visa valdžia žino, ir ponia prezidentė žino, ir Seimas žino, ir vyriausybė žino, ir Centrinis bankas žino. Aš turiu omeny, yra rekomendacija neleisti funkcionuoti Lietuvoje euro. Buvęs saugumo departamento vadovas perspėja, euro kurso pasikeitimas būtų pražūtingas šią valiutą paskolas turintiems žmonėms. Žiūrėkit, kaip šauniai spekuliavo bankai Biliborų. Tiesiog fantastiškai. Ir kaip valdžia toleravo šitą spekuliavimą. Turiu omeny palūkanas už kreditus, už litinius kreditus. Kol visi žmonės nebuvo suvaryti į eurus paskolos. Kai visi suvarė į eurus, baigėsi fokusai su Biliborais ir niekas to nevertina. Tai VSD tai visų pirma turėtų vertinti tokius veiksmus. O antras dalykas, tai dabar tarkim, visos beveik paskolos mūsų tautiečių, kurios 10 milijardų skaičiuojamos. Ir jeigu dabar, net palaidavus euro ir lito santykio, jeigu dabar einama užsimerkus vėl aklai į šitą situaciją ir kaip Europos Sąjunga nuspręs, Europos Centrinis bankas, kitos institucijos, koks bus kursas, ar jūs įsivaizduojat, koks bus žiaurus smūgis tie, kurie turi paskolas. O pagrindinis portfelis paskolų yra ant mūsų vargšų žmonių galvos. Apie galimus valiutų kursų pasikeitimus kalba ir ekonomistė Meilutė Jasienė. Lito kursas yra fiksuotas euro atžvilgiu, taigi reiškia mes realaus kurso arba rinkos kurso nežinome dabar, o įvedant eurą, nuo euro įvedimo momento mes automatiškai pereiname prie plaukiančių kursų. Sunku pasakyti, ar mūsų litas yra pervertintas euro atžvilgiu, ar įvertintas nepakankamai. Tai jeigu jis yra pervertintas, reiškia, grėsia kainų kilimu. Pasak jos, kalbėti tik apie teigiamas euro pusės yra neatsakinga. Sunku prognozuoti visas pasiekmes. Aš jau nekalbu ten apie įvairių papildomų įsipareigojimų prisėmimą ir taip toliau. Taip kad, tikrai, taip jau galbūt tikrai nuteikinėti žmonės, kad viskas bus tai labai gerai, kad negali nieko būti neigiamų pasiekmių, tai yra tikrai neteisinga.